Mano sąraše yra toks, kadangi nuo sekmadienio jau esu merkiniai ir ruošiuosi slemui ir čia visą tą vyksmą aritmijos mačiau ir tą Kunstpunkto visą veiksmą, fazendos dar kitaip žinomos, tai ten slemai kūrėsi tiesiog iš eigos ir mano pirmas sąraše yra parašyta tai bajeris apie Gruziną. Tai. Miega Gruzinas, miega, atsikelia, sako, Gruzinė, tau reikia eiti į barą, aš nenoriu į barą eiti, aš nenoriu, aš miegu. Reikia eiti į barą, tau skambina, bėga, Gruzinas atsikėlė, apsirengia, bėga, jisai per kalnus, per 3 dienas, kaip mūsų tėvai į mokyklą ir su vilkais ten kažkur susipjojo, bėga, sutinka lietuvį, estą, Latvijį, sako, ką jūs čia darot, aš bėgu į barą, sako, ką jūs čia darot, mums karalius liepė tau padėti nubėgti į barą, mes tai bėgam, visi bėgam į barą, ten vėl per upę perplaukė. Bėga, vyras grįžta iš darbo, irgi prisijungia su meilužiais visais 3, bėga į barą, įbėga buhalterė, sako, Gruzinė, tau skambina, kas, aš nežinau, kažkas skambina, atsiliepia, alio, čia Gruzinas, čia Gruzinas, čia sovietmetis skambina, kurva, kur tu išėjai? Toliau kitas, atsiprašau, čia pamokysim vaikus keiksmažodžių biškį, aišku. Ir kitas yra irgi, tai įeina Gruzinas į barą, įeina Kartvelas į barą, sako, Kartvelė tau skambina, atsiliepia, alio, kas čia, Europos Sąjunga, kada atvarysi? Tai čia toks, kad drąsiau būtų visiems, tai ne, žiauriai juokingas buvo, tai aš nereikia, aš žinau tiesiog, kad yra juokingas, vis tvarkoja, tai kepurė, taip, aš neteisėtas, teisininkas. Dabar slemerius pakviesiu išsitraukti numeriukus, greitai visus, bėkit. Marija, ir panuėkit pas Saulė viską sušvies jums dalykus. Gerai, mažulėliai, imkit, dar liko 2, kažkas dar nepasiėmė. Tobulai. Sakiau? It's magic. Jeigu kas nors dar norit prisijungti į slemą, tai ateikit čia, liko vos kelios sekundės. Žaizras. Nuostabu. Dar liko 2 popieriukai kažkodėl. Latvijoje čia tokiam Baltijos slemų čempionatėlis buvo toks fainas, labai Kasparo tokio lielgalvio organizuojamas. Tai ten yra toks aukojamas, skerdžiamas pirmasis slemeris. Tai šiandien norim paskersti viso festivalio sugalvotoją, pakvietėją ir Algimantą, Roką Černiauską. Prašau, gerbiamasis. Garbė būti paaukotam. Paulius kartais manęs neklausė, jis mane taip paima už pakarpos ir pastato, kur jam reikia. Ir aš visada to labai mėgaujuosi ir vertinu. Tai aš tokį trumpą, gal eilėraštukas, čia tiktų pavadinti. Gyveno 1000 senukų. 2 patiko slyvos, 7 patiko vyšnios, 1 patiko agrastai, 6 patiko šilauogės,
8 patiko mėlynės, o visiems kitiems niekas nepatiko. Paploja Valgiui. Aš visada sakau, jeigu Algis ateitų į slemo sceną Lietuvos, tai aš tiesiog, reikėtų sudėti ginklus visiems. Tai dabar pirmas į sceną, už Algį nėra balsuojama, tai jisai nugalėtojas yra visų festų, visų slemų merkiniai. Gvidas į sceną. Tik. Okay. Kadangi atidarysiu tiek pirmą turą, tiek mūsų slemo, tai gal kažką lėtesnį ir paprastesnį, nors aš manau, kad mes gyvenam dėl ferverkų. Atrodo, jie trunka tik 1 sekundę, bet tasai prisiminimas, kai išeini vakare su draugais ir stebi, kaip jie sprogsta. Atrodo, tai trunka visą gyvenimą. O gal iš tikrųjų gyvenimas trunka tik sekundę? Mažą akimirką. Tie ferverkai, ilgi pokalbiai kavinėse, vasaros naktis kartu su draugais prie laužo, ta viena rizikinga žinutė, kai jau tik tavo pulsas vis auga ir auga. Pirmieji kartai. Atrodo, tai visada kažkada truko, o dabar tiesiog yra prisiminimas. Tas tarsi maža žvaigždė danguje. Ir kas juokingiausia, kad mes negalim to sulaikyti. Mes negalim nuspręsti, ką verta įamžinti. Bandome sulaikyti laiką nuotraukose, bet be jausmų, be prisiminimų, tai tik vaizdas, tai tik popieriaus gabalas. Tad leiskite gyvenimui nustebinti mus. Nes kai sustoji ir pagalvoji, tai yra viskas, dėl ko yra verta gyventi. Ačiū. Alright. Taškus rodom, komisija kompetitingiausia. 8 yra. 7 ten toli matau, ne? 7, taip. 8, 7. Gerai. Taip. Vidas. Kiek? 37 ir ilgai nelaukiam, iškart varom antrą slemerį į sceną, tai Ramūnas. Norėjau šitam aritmijos sleme kažką apie tai, kas dabar vyksta, bet kadangi antras, tai dar apie tai, kas vakar vyko. Buvo tokia instaliacija antram aukšte, kur sala, filmukas ir vanduo banguoja ir nuo jos atsimuša. Matėt? Aš taip žiūriu tą vandenį ir galvoju, kas nugalėjo, ar vanduo tą salą, ar sala tą vandenį. Nes tankesnė materija tai sala ir vanduo pagal ją veikia, prie jos prisitaiko. Ir jo, toks eilėraštis iš to išėjo. Kol tu galvoji, kas laimėjo, sala arba vanduo, materija tankėja ir tavim pasinaudoja, tavim manipuliuoja priešiškos pasaulio jėgos, pagal priešiško pasaulio dėsnius laimi tas, kuris sunkesnis, tavo tai, ką pats pagriepsi, kieno grėtinė tirštesnė, cepelinai su mėsa masono rankose, valgo tas, kuris daugiau suvalgo. Nuolankus vienuolis vegetaras nesutinka, sako, nugalėti vandenį gali tik jį sustabdęs. Bet akmens nenugalėsi jį suskaldęs. Jeigu skeltum tam vienuoliui antausi, jis nenustotų tau šypsotis. Jei agituotum per garsiakalbį, jo neįtikytum balsuoti, neįkvėptum protestuoti, nepriverstum progresuoti, nepaverstum akmeniu ir neapverstum kaip akmens, nebent pakvieščiau pažaisti daužpagalį. Klausimas, ar įmanoma pasiekti pilną savirealizaciją žaidžiant daužpagalį? Viskas yra įmanoma. Ir iš tikrųjų mes nutarėm vakar įkurti
Daužpagalio religija. Bet ant tokios ribos, kur iš tikrųjų, nes kai pamastai, kad viskas įmanoma, tai reiškia ir Dievas yra visur, ir Daužpagalėje taip pat, ir tu gali patirti visus procesus, visas stebuklingiausias akimirkas ir augimą būtent tame, tai man buvo toks tikrai man buvo įkvėpimas tai atrasti. Ačiū. Ačiū Ramūnai, ačiū labai. Daužpagalio religija, tai ką, 8 matau, yra. Dar 8 yra. Nu, 8. Ar gal 8. 1, 2, 3, 4, Juozas 8 davė, kas dar, ar sužiūrėjot? Ir 8. Ane? Viskas liktais taip. Ir kompetitingoji komisija sako 41 už Ramūną. Ok, Daužpagalio religija, čia paskiau ten susirašysit viską. Ir toliau eina į sceną. Oh my god. Oh my god. Žmogus, galimai. Zaizras. Šunpalaikis. Kur tas šunpalaikis? Kai išeinu su dušu pasivaikščioti, kartais jį paleidžiu nuo pavadžio. Kai jis per toli nubėga, šaukiu, dušelį prie kojos, dušelį prie kojos, net ranka pliaukščiu, o iššokinėja, bėgioja aplinkui, loja ir taškosi, bet šiaip jis mielas, blogas nebūna. O kai dušą paleidžiu, nesureguliavęs vandenio, oi, šalta, oi, karšta, oi, šalta, oi, karšta. Labai nesmagu. Pasikviečiu tada jį ir baru. Negražu dušai, negražu dušelį. Bet parėjęs namo, vis tiek kaulą duodu. Kur tas šunpalaikis? Zaizras, Lietuvos slemų legenda, vienas iš pradininkų ir kiek duoda taškų. 9 iš Juozo. 9, 3 devynetai, gale 10, 4 devynetai ir 1 10. Tai... Pem 6? Kem 6, oi. Pem 6 taškai. Kem 6 taškai Zaizrui ir toliau kviečiam ant scenos Miglę. Miglė. Miglė, čia pirmas tavo slemas? Trečias, okei, su bagažu. Tikiuosi gerų. Tai, jo, sveiki. Aš nieko naujo nesu parašęs jau kurį laiką, bet labai faina atrasti čia vietą, kur galiu pasidalinti tuo, ką jau turiu. Ir šitas eilėraštis yra apie tai, kas mane užpuola maždaug, kartą per mėnesį ir būna žiauriai sunkios maždaug 8 dienos. Tai susipažinkit. Spindinti? Ne. Aš pūnanti, įranti, pelkėse pamečiau kojas, rankomis glostau ežero dugną. Švytinti? Mirštanti. Klampi, nuo kraujo pasenusio tyli, kaip žemė prigėrusi jo įtrumos. Akla, pirštais kaulėtais tyrianti samanas, ieškanti vietos atgulti ir žiemą pralaukti. Kai juoda, durpėm pavirtus, sėklas priims, susodins ir širdį, lūpas, akis naujai išaugins. Tik tai tada, kai kaulus šildys kraujas naujas, spindėsiu, švitėsiu, kol žemė vėl pakvies numirti. Ačiū Miglei, nuostabu.
Labai fainai, kad turim merginų desantą, kartais man toks pritrūksta jų Lietuvos sleme, tai labai fainai ir iš tikrųjų vėlgi Lietuvos slemo scenos grandė. Ai, gal taškus pasirodykim pirmiau, jo. Juozas 8, 8, 8, 9, 8, 4, 8, tai ir 9. Kem 1. Miglė, ok, ir toliau į sceną irgi jau Lietuvos slemo scenai puikiai pažįstama Marija. Menininkai yra šio pasaulio kandys. Jie ėda dažus, jie ėda teptukus, jie ėda tavo smegenis ir sąžinę. Pirk paveikslą, pirk skulptūrą, skirk 1,2% pajamų, įmesk euriuką į kepurę muzikantui gatvėje. Nueik į parodą, neik į parodą, klausykis muzikos nelegaliai, skųskis, kokie brangus bilietai į Rammstein koncertą. Ėsk menininkus ir visiems kartok, kaip jie neverti skatiko, prasigėrę bohemščikai, jiems nereikia dėti pastangų į kūrybą, užtenka suploti katučių ir paveikslą atsiunčia ponas Dievas, o vėliau jie bando jį parduoti kuo brangiau. Nes menas yra šūdas, pasaulis būtų geresnis be meno. Tik visiškas atsilupėlis gali priklijuoti bananą prie sienos ir vadinti tai kūryba. Bet tas, kuris atėjo ir suvalgė tą bananą, buvo turbūt alkanas menininkas. Ėsk menininkus ir vadink juos politiniais parsidavėliais, nes menas tarnauja politikai, nes tu nieko neišmanai nei apie politiką, nei apie meną. Menininkai yra šio pasaulio kandys, nes jie turi sparnus, jei neturi, pasigamina. Išmargina akrilo dažais, užsimeta blizgučių, prikabina propelerį ir užsidaro dirbtuvėse. Čia jiems vyksta atvirkščias procesas. Žavingas drugelis virsta purvinu, nusipisusiu nuo kančios ir persidirbimo vikšru, aplipusiu abejonėmis ir skurdo dulkėmis. Ėst menininkus, suėst visus jų kūrinius, iki kol iš užpakalio pasirodys vaivorykštė ir pasaulis nušvis, nes menas turi būti teisingas, nes meną gali kurti tik išrinktieji, apvaizdos ir aukštojo mokslo palytėti. Ir galų galiausiai tai vis tiek bus šūdas. Nes menininkai yra šio pasaulio kandys. Jie minta vogtomis idėjomis ir iš to padaro biznį, ir tai irgi yra menas. Nukniaukti kito idėją ir už tai gauti pinigų yra menas būti naglų žmogumi įsidėjusi kiaulės akis. Ėst save, kad nesugebi pasirinkti kitos krypties ir būti normaliu žmogum su pastoviu darbu ir būsto paskola. Ėst save, nes kūryba neateina pamojus ranka. Ėst save, nes neturi ateities perspektyvų. Ėst save, nes nekuri tobulai. Ėst save, nes pasaulis pilnas menininkų ir bandai lyginti su kiekvienu. Ėst save, nes vis tiek dievini meną, kad ir kokią kančią jis sukelia, bet ne labiau nei žmonės. Ėst save, nes susidarai į vikšro kiautą, kuris pilnas svajonių, apie parodas pilnas lankytojų. Ėst save ir suėst iki paskutinio trupinio. Menininkai yra šio pasaulio kandys. Menininkai yra kandys. Menininkai yra vikšro lėliukė. Menininkai yra šio pasaulio sparnai. Ačiū. Marija, paplokit Marija, jo. Ta prasme, kandžių kandis. Tai su Marija mes kažkada po kažkokio slemo Kaune. Pas ją jie apnakvindino mane. Tai, jo, pasakai. Žodžiu, po slemo mes sėdėjom vienam Kauno bare ir geriam vynelį. Nu ir sakau, Pauliu, jo gali pas mane nakvoti. Ir mes antrą nakties žiemą, vasario mėnesį, lipom pėsčiom į Savanorių kalną. Man pasidarė labai bloga, pradėjo pykinti ir Paulius pasakė, Marija, jeigu tu apsivemsi, mūsų santykiai pakils į antrą lygį. Neapsivėmė. Gerai, parodom taškus. 8, 10, 10, 9 ir 8. Kem 5, Marija, paplojam. Ir toliau kokia kandis toliau eina? Kuri iš kandžių toliau eina? Ne,
Akvilė. Būna dienų, kai bijau kvėpuoti, nes kvėpavimas reikalauja galiausiai iškvėpti. Ir staiga mane apima baimė, jog daugiau nebeįkvėpsiu, kad mano plaučiai, kaip aikštingas 5-metis, nuspręs, jog žaidimas baigėsi. Čia ir dabar, sustos durniausioje vietoje, kai visi jau persirengė indėnais, išsipaišinę veidus ir pradėjo siaubti svetainę. Prisirišu prie deguonės likučių plaučiuose, nes tai artimiausia, ką turiu. Nes be jo tai, kas suvokia mane, suvokiančią save kaip aš, numirs po apytiksliai 5 minučių. Baimė, kad gyvybė jau paliko mane, išsivadavo iš plaučių, prilimpa kaip glitus maisto likučiai prie indų. Aš sulaikau kvėpavimą, iš noro įkvėpti dar kartą, tarsi praktikuočiausi išbūti po vandeniu, praktikuočiausi gimti, kai pirmas įkvėpimas įneša į naują pasaulį, pakeičia visą organizmo sąstatą. Tomis dienomis ieškau plaučiuose vietos visoms tragedijoms, kurios dar neįvyko, palaidoti. Akvilė, taip. Sorry, Akvilė, iš Panevėžio? Iš Šiaulių. Iš Kelmės. Iš Šiaulių. Jo, okei, sorry, jo, nežinojau, tai iš Šiaulių, jo, tai fainai. Taškai 10, 8, 8, 8, 8. Čia visi, vat... Palaidojimą 42. Plojam. Aš nežinau, ar merkinė yra šitam pasiruošusi, bet Domantas į sceną. Tai aišku, kad pasiruošė. Truputėlį nuobodžiaujam, rolinam cigaretę, žiūrim į telefoną. Va, matau, kaip mane džedžina, va šitie teisėjai. Padžedžinkit, žiūrėkit, čia aš. Mano tyla tegul suvalgo jumis. Gardumėlis. Ačiū. Domantas Bagdonas. Vienintelis nepakartojamas. Taškus. 9, 10, 8, 8 ir 7.
Ok. Kem 2 Domantui. Ir pirmo raundo paskutinis veikėjas. Ovidijus, ane? Ovidijau. Tik čia. Paplokit, plokit. Na, nepažįstu Ovidijaus, bet labai gražus tavo marškiniai. Ačiū. Aš einu merkinėje. Takeliu. Toje merkinėje. Palei takelį. Pamačiau upę. Įmerkiau savo koją. Įmerkęs savo koją. Pajutau, koks geras vanduo. Koks nuostabus ir šiltas ir malonus. Mirktelėjęs tą savo koją, aš mirktelėjau akį. Mirktelėjau akį ne šiaip, bet kam. Mirktelėjau draugui. Draugui, kuriam pasakiau, kad blemba, mirk ir gyvenk. Koks nerealus vanduo. Šaltas, malonus, tiesiog prigulk. Aš priguliau. Bet supratau, šortai tai šlapi. Tai aš murkt tas šortas nusiėmiau. Ir buvau tiesiog ramiai, savo vandenėlį. Gulėjau, maloniai. Ir tai buvo nerealusis, galingas upės tekmuo Merkys. Tame Merkyje atbėga mano katinas, žiauriai fainas Murkis. Murkis atbėgęs, ką jis padarys? Lygiai tą patį kaip ir visi kiti. Katinukas Murkė. Mano katinas jisai žiauriai fainas iš tikrųjų. Ką aš pasakysiu jum? Kad išlipęs iš upės, aš nubėgau namo ir reikėjo, vis tiek upė gal nėra tokia švari. Reikėjo iš tikrųjų merkt tos rūbus ir skalbti. Įmerkęs ir skalbęs, reikia pailsėti. Atėjau aš į lovą, užmerkiau akis. Užmerkęs akis, supratau ir pradėjau sapnuoti šį Merkinės kraštą. Šis Merkinės kraštas, ši Merkinės pilis, tokia galinga ir didinga, svarbi šiai vietai. Ant nemirtingo šito kalno. Un ak Dievs, cik labs miers. Šiąją Merkinės upės malą, šiąją Merkinės svetą vietą, šiąją Merkinės pilsėtą. Paldies, palaicės jums Dievs. Ovidijus, oi, čia turim svečių mes iš Panevėžio. Gerai, čia mes būnam, fainiai, viskas. Tai va, pirmas raundas baigės, taškus dar parodome, 8, 9, 7. Parodyk, pakelkit dar, kad surinktų viską. Jo. Aštuoni. 40, Ovidijui, okei. Tai pertraukėlė, 10-5 minučių, ane? 10. Šaukit garsiai, ar 5? 5. Slemerius pakviesiu susirinkti, po biškį parbėgti su picom ir išgerimais kažkokiais. Tai ir pasišnekėsim. Ar visi yra? Matau kažką čia, Domantą matau, Gvidas yra, Kvilė yra, Mažulėlė yra, gerai. Tai žiūrėkit, čia mes taip su kompetitingoje komisija, kuriai galit paplot visada pasitarėm. Jo, jeigu norit, galit neplot. Pasitarėm, kad norim jūsų nuomonės paklausti, žiūrovų, tai yra, ar
leidžiam skaityti visiems vėl dar vieną raundą. Visiems dar vieną raundą skaityti ir tada į finalą jau išeina 2 paskutiniai geriausi. Ar naudojamės tuo slešinimu, tuo lašinių nupjaustimu, Atpjausim, visiems liks. Liks visiems, net? Normaliai. Iki, nesvarbu. Tai, okei, supratau, čia iš jūsų nuomonės, čia ant 3 dienos sulauksi. Visi tegu skaito dar vieną kartą ir 9. Ir tada išrinksim gale. Tai okei, aš taip galvojau, gal vieną savo slemą paskaitysiu prieš antro raundo pradžią. Ir taip aš čia aritmijos tas toks, sakau, aš nuo sekmadienio praėjusio, tai čia esu lygiai jau 7 diena. Tai yra vis dar kažkiek parako, 91 iš Juozo laivio, yra pakelti standartai, tai aš kaip nesu daug naujų parašęs arba esu prirašęs po pusę, tai kažkaip atsidariau savo substeką pasižiūrėti, kas ten gali pritikti aritmijai ir toks tas tekstukas intelektualinis labai stipriai yra maždaug skambantis. Intelektualiai sėdėsim, henginsim, čilinsim, kimarinsim, pakol baigsis sinonimai apibūdinti piankiai. Todėl dar po vieną, kad vakaras nesibaigtų lytiniais santykiais, kitaip tariant, kad nebestovėtų apsauginis prie durų, prieitų, padėtų ranką ant peties ir bandydamas peršaukti kokią nors pop muzikos dainą, švelniai pašnibždėtų į ausį. Gal dar po vieną. Kad takelis nedulkėtų, kad meška ant ausies neužmintų, kad prezidentas negribautų, kad nenuvėstų, kad neužmirštum, kad nešlubuotum, kad nežvairuotum, kad taukų ir cebulės būtų. O kai baigsis tos, tai priverkit man upę, bus vietoj džino. Gal jis išpildys norą ir atsibusiu gražiai nusigėręs kaip Erlickas pasaulyje, kur negaila suvaišinti cigariuką. Nes rūkau tik kai prigeriu, geriu tik kai noriu parūkyti, todėl girtas nuo gyvenimo džiaugsmo, baro pavėsiais einu į pažįstamų veidų medžioklę, pasakyti kaip gerbiu, kaip pasiilgau ir kaip rytoj man bus pofik, apie ką mes šiandien kalbėjom. Todėl dar po vieną primityviems primatams, evoliucijai pagreitinti. Kad vakaras virstų rytų, partys after parčių, dukros marčios neščiom, tiek prigėriau, jog nesuprantu, kad mano repas čia vapščiai nepričiom, bet ne tiek, kad nepareičiau pėsčiom. Ir kaip man iš tos merkinės čia dabar Palaukim. Tiesiai per šitą gatvę, Maksimonių gatvę, kažkokie žodžių čia, pro Algimanto namus. Iki dešinę paskiau suki, iki Merkinės žiedo ir paskui ten yra nebeaišku, kur pasuk, nes Luką reikia parvežti į Šiaulius. Nes pasilieka irgi čia iki darbiški, tai ir paskui ten pro Šiaulius, pro Kuršėnus ir pro Telšius, nu, žinot, tą plentą. Ir ten, žodžiu, ir kai grįžtit namo, jeigu kas nors jums knis protą, kad ir vėl grįžot paryčiais, tai sakykit, seneliumbai! Kai švinta, geriau kelias matosi. Ačiū. O dabar į sceną, ne, iš kitos pusės pradėsim. Nuo galo. Ovidijus lygtais buvo, ne? Taip, dabar iš kitos pusės eisim sąrašo. Gyveni, vertini, supranti.
kad tai, ką matai, ką tu regi aplinkui čia vietoj, tu nori pamatyti kažką daugiau, tu nori. Išleki kažkur toli, išleki būni. Būni ilgą laiką. Ir toj vietoj supranti, kad tai ne tavo vieta. Kažkas giliai plaka širdis stipriai. Ir ta emocija nėra tava. Be grįžtant, grįžti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir kiek galima? Kiek po galais galima? Aš grįžtu ir suprantu, kad pasidaro gera. Suprantu, kad pasidaro gera į tą tėvų žemę, protėvių žemę, tą šiltą, iš širdies, iš požarės žemę. Kad ir kiek stengies, kartais tave numuša žemė. Numuša stipriai, kad tu prarandi viltį, prarandi emocijas, prarandi tai, ką matai. Bet tai nepasiduoda. Yra energija, kurią tu gali užjausti, kurią tu gali matyti, kad tai yra vis dėlto pasiekimas, kad tavo gyvenime reikia vis dėlto kažką pasiekti. Ir ta energija yra labai stipri. Ir aš žinau, kad vieną dieną aš tai padarysiu. Aš pasieksiu kažką daugiau. Ačiū Vidijui. Parodom taškus. Juozas 9. 7 matau. 7 matau. Ir 7 matau. Ir vėl 7 matau. 37 Vidijui ir į sceną. Brangusis, užeikite. Atskriskite. Vėl švieski man vėl, na. Ok, tai aš tik noriu pasakyti, kad aš dabar mokausi improvizuoti. Tai atvarau čia ir improvizuoju, nes, ką žinau, smagu. Tai galvoju, kad visai būtų į širdaplakio temą kažką nuo širdies pabandyti nusimest. Jeigu pavyks su jūsų pagalba. Let's try, okay. Merkojas į merkinę, pasimerki gėlės ir merkiniai merki murkiančias, miauksančias katės, bežiūrinčias į televizorių miau, miau, miau. Merkinės merkščias susirinks į šitą kaimą, kai Nemunas su Merkiu susituoks. Nemunas ir Merkys Panemune ištekės link Vilniaus, o gal link Klaipėdos, biškį pamiršau geografiją, bet merkiniai melsvos kojinės pas visus, merkiniai mergos gražios, merkiniai Mercedesai važiniai, meras merkinės, biški užpis, o gal ir ne, aš nežinau. Man tik patink stumt ant politikų. Stumiu. Gerai. Susitokė su Nemunu, Merkys. Ir jie turėjo vieną gražų vaiką, kuris ką tik ištekėjo ir teka toliau, tekėdamas į tekančias, pasimetančias, tekančių takelių tempės čiulba gieda. Ir šita oranžinė moteris atsikvėpia taip, lyg nesuprastų, kas vyksta. Bet aš tave suprantu. Nes čia suprasti nereikia. Čia reikia tik tai pajaust.
Dankeschön. Ačiū Domantui. Kur tie taškai? 8, 10. 8, 10, 7, 9. Ir gale kažkas ten dar turėtų būti. 6. O. Ir ar visi pakėlė viskas jau? 40, Domantai. Okei, toliau Akvilė liktais buvo, ne? Ar Akvilė, jo. Jėzus prisikėlė iš mirusiųjų, bet man sunku net atsikelti iš lovos. Geriau pagalvojus, Jėzus skiriasi nuo girto tėvo tik tuo, kad neprišika po stalu. Nebent, žinoma, istoriniai šaltiniai galėjo kažką nuo mūsų ir nutylėti. Tada atsirinkim, ką idealizuoti. Aš tai renkuosi idealizuoti vyresnės, nuo gyvenimo apsunkusias ir išputusias moteris gatvėje, kurios žiūri tave kaip į pirmą ir paskutinę padarytą didžiausią gyvenimo nuodėmę. Tos nuoširdžios mizantropijos dabar jau niekur kitur neberasi. Pakliuvimo jų teismą lauki ne ką mažiau nei paskutiniojo teismo dienos. Aš noriu tikėti, kad skausmas nuo tavęs nuplauna nuodėmes, bet ne kiekvienam pasiseka būti prikaltam prie kryžiaus. Nesakau, kad nesistengiu, net paprasčiausiai kito eik nachui, anuliuotų visas kaltes. Baisu gyvenime neturėti meilės, neturėti ambicijų, neturėti idealų, nes tada neturi dėl ko kentėti. Krikščionys tiki, jog esi nuodėmingas vien todėl, kad egzistuoji. Logiška, nes neegzistuojančius apkaltinti būtų kiek sunkiau. Čia tas pats, kaip prisipisti prie vairuotojo, kad neviršijo greičio. Bet jei jau nusprendi iš egzistencijos katapultuotis, panašu, kad tai jau yra nuodėmė. Gerokai viršį greitį išliekdamas iš gyvenimo. Kartą Dievas man pasirodė sapne ir pasiūlė THC. Aš pasiūliau jam ir jo draugam nustoti lankytis merginų sapnuose. Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, bet man sunku net atsikelti iš lovos ir susileisti reikiamą kiekį insulino. Kartais ir lova gali atrodyti kaip kryžius, o laikas peržegna geriau už bet kokį kunigą. Bet gal ir aš, ir Jėzus galiausiai pakilome dėl tos pačios priežasties. Užsimanę nusimyšti. Let's go. Taškų. 8, 9, 10, 9 ir kas ten gale liko? 10 dar. 46 dar paplojam ir į sceną eina. Kas į sceną eina? Marija. Antras tekstas iš eilės, kuriame bus paminėtas Jėzus. Aš jums siūlau nekariauti. Jūs galit kariauti su šliužai savo sode, bet ne su savo kaimynu. Siūlau jums mylėti savo lovas kaimyną. Siūlau jums mylėti savo trobos kaimyną. Kariaut. Tai lyg gyvent pastoviai su vidurių užkietėjimu. Visą laiką nori šikt, bet negali. Tai tas pats, kas linkėti kitam pikto. Nori pakenkt, bet aplinkybės neleidžia. Kova visų pirma prasideda ne mūšio laukia, o viduj, taip sakant. Man mama neleidžia kariauti ir liepia eiti ravėti daržą. Saka, kad ten galėsiu kariauti su korolado vabalais ir piktžolėm, nes juk norėsi rudenį pasikas bulbičio. Kai nieks nemato, įlieku vieną prie kompa, einu kariauti su interneto komentatoriais. Katrie apipil pamazgo mano mėgstamus influencerius. Zaselė iš Tarkos kaimo rašo, kad Landsbergis pavogė kolūkio šiferį ir yra durnis, kad grabšyk nonstuksi, nors pati akivaizdu jau tur atsidėjus įkapėms. Puolu gint Landsbergį ir jo familiją, kad šiferis buvo visų. Tik staiga pajuntu, kad vėl prasideda vidurių užkietėjimas. Noriu pakenkt, reiškės negalėsiu prašyti. Komentarą ištrinu. Siūlau jums nekariauti.
Gali pabandyti kariauti su tom, katrų kaplai aukštesni nei pasiekimai, papasakot, kad apsimetinėt šliupetą sančiuką veidų nėra apie vidinės vertybės ir čia pokalbis nutrūksta. Gali pabandyti kariauti su žemiškesniais dalykais, tarkim, su gliutenu. Prisiskaityti žaliavalgių receptų ir vietoj ginklo rankoje laikyti salotą. Aš tai nuo jų bėgu, dažniausiai bandelių skyriau, dažniausiai viskas baigės gerai ir visi laimingi. Bandukė su šokoladu ir aguonomis tampa puikia priežastimi nebekeikti valdžios ir neturėti vidurių užkietėjimo. Galit pabandyti kariauti su Jėzum Kristum. Pasisadinti prie vieną stalą, įpilt vyną į stakaną, įporint, kaip jums šiandien kasininkas atidavė 5 centais per mažai. Kaip jūs užknisas pūstis mieste, į kokie visi debilai, bet jūs viens tai ne. O tada Jėzus nusišypsos, užsivers butelį vyną, nusivalys raudonas lūpas, baltą rankovę ir ramiu balsu ištars: mylėk savo artimą. Siūlau jums nekariauti. Vietoj to pradėti rašyti poeziją. Nesvarbu, kad bus panaši į gangreną, bet užtat galėsit išlieti visą savo susikaupusi pyktį ir nebart to vargšą vyrą, kad ras jau 7 dieną iš eilės žiūri nebylų jūsų veidą ir žad kreiptis į veidoskaitos specialistus, kad pasakytų, kad blogą ants padarė. Siūlau jums nekariauti. Nes nuo pykčio užsikiš ne tik žūros angos, bet ir visos draugystės pavirs pamazgų duobė, į katrą bun sumesti visi pykčiai padaryti prieš 20 metų. Nedaug Dieve, dar ir prosenelių nuodėmis prisimeni ir tie vargšai iš kapų prikeliami. Siūlau jums nekariauti, nes gyvenims per trumps, o vidurių užkietėjams gali labai ilgai tęstis. Ačiū. Marija, deliverina, kaip visada. Matau 10, matau 9, matau 9, matau 10 ir dar 9. Kem 7, Marija, dar sėki paplojam ir toliau į sceną keliauja Miglė. Ir visai su kitokia energija, negu čia buvo ui. Aš biškį atsisėsiu, nes man baisu yra. Kaip tu manai, ar yra pasaulis, kuriame nesusitinkam? Kuriam nelaikiau tavęs už rankos brendant upę paryčiais? Gyvenimo vaga, ar ji yra tokia, kur mūdu nesusimojuojam vėjų, saulės spinduliais? Nes aš manau, kad ten, kur tu medžiu išaugęs, aš paukščiai ant tavo šakos. Kur tu banguoji jūrą, aš smėlio krantas ir šnipždėmės kabu ankstyvą rytą ir iki vėlumos. Ten, kur esi upės slėnis, aš srovės glostoma žolė. Kur tu rasa iškritų žėri, aš po ją įmigusi pelė. Kai būsi liepų kvapas, tave lankysiu bitės lengvuma, o kai te būsiu miglos lašas, lauksi manęs ežero vėsa. Būsim ta pati mintis, kur lanko 2 draugus vienu metu. Ir tai sekundai susitikę, skambėsim juoko jų saldžiu. Žmonėm atgimę, susitikę, ir aš žinau, ir tu žinai, gyvenimų kartu dar daug mums reikia. Ir kas toliau? Kaip tu manai? Ačiū. Ačiū, parodom taškus. 10 matau, matau 8, matau dar 8. 8, 8, 10, 8 ir 8. Kem 2. Ir toliau į sceną Zaizras. Reveransas Merkiniui. Kokie nemunai, kokie merkiai, kokie algimantai su ūsais, kaip tie Nemuno merkio vingiai. Nu ką darysi? Nėra ūsų, bet yra įvaizdis išlikęs atmintyje. O mano algimantas atmintyje yra kaip persas. O jisai guli ir dainuoja patai. Persas gulėjo lovoj ir rūkė. Persas gulėjo lovoj ir rūkė. Persas rūkė ir persirūkė. Persas rūkė ir persirūkė.
persirūkiau, pasakė persas. Paskendo rūke, rūkui prapuolus, persas liko gulėti ten, kur buvo, rūkui prapuolus, persas nedirbo, atsigulė į lovą, gulėjo ant nugaros, paskui ant šono, paskui ant kito. Rūkui prapuolus, persas nedirbo. Lovos viršus rietėsi per visą perso gulėjimo laiką. Ačiū. Zaidra. 9, 8, 7, 7. 39. Prusaitis. Iškart kur ką, kas čia dabar. Ok, ačiū Zaizrui. Ir kas toliau? Ramūnai. Pradedam patamsyje, imu visus už rankos, pavidalai kinta, vaikai mano letena. Kas madinga šiandien, kažkaip jau nebestebina. Man tai menkas skirtumas, vienaragis ar elfas. Man tai menkas skirtumas, ar Belgija, ar Kelmė. Gyvenimo aprašymą, kurių meno kapinėse palaidoju tušu pieštą peizažą su meldais, merkyje. Nuo piliakalnio įmerkęs letinasi vandenį, nurimti kviečia žemė numirti. Kaip menininko atvaizdoje, akimirkoje, fejerverkai, nušvitimas, daužiant pagalius, nes viskas yra įmanoma, visa, ką manai, 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 yra melodija, visos mano mintis apsinuogina, nebūtina nei rengtis. Performansas, tantra, bėkime geriau į gamtą, mano draugai, žvėreliai. Sako, kad menininkam reikia įsižeminti, bet menininko įgūdžiai žemėje nepraktiški. Menininko darbas tai darbo paieškos. Menininkas vargšas rašo paraiškas. Sako, sėkmė nusišypso pažengusiems, bet tie, kurie pažengia, dabar patys tik tai šypsosi. Menininkui lieka interpretuoti viską. Ačiū Ramūnai. Ir 10. Aštuoni. Kem 2. Ir toliau į sceną Gvidas. Praeitą pradėjau šitą uždarykiam, bet uždarykiam biškai greičiau, nes sykis antras tamans man sakė, tu šok nešokęs vis tiek bips gausias. O aš toliau šoku, aš ir iki dabar šoku, nes jis neturi jokių galių, jis kaip Gendals pilkasis, o aš Gendals baltasis. Ir čia ne apie šokius, čia apie judesį, apie norą judėti. Čia galvoklę pamesti ir biškai sąmonę prarasti, savo demonus išleisti. Čia pizda tiems, kurie rūko kamputė nuo tų, kurie rūko šviesoje. Ir lemba vis tiek ne. Čia ne apie šokius, o apie nenugyventą gyvenimą ir kuo aš galėčiau tapti. Jo, gali nebūsiu balerina arba nesisuksiu ant kapišono. Sykį bandžiau, bet nusilaužiau sprandą ir toliau sukausiu, iki ko man pasakai, žiūrėk, tu viską ne taip darai. O man atrodo, pohui, kaip tu viską darai. Nes visi žinom geriausią cepelinų receptą ir kaip prisiparkuoti užsimerkus. Aš netgi vairuoti, blėt, nemoku. Kur prisiparkuoti man? Ir ne, čia ne apie kelią ar kelionę, kaip kitiems gali atrodyti. Galiausiai mes vis tiek visi mirsim. Bet per šį trumpą laiką pasistengim prisirinkti kuo daugiau svečių į savo laidotuvės, nes būtų visai liūdna, kad juose niekas neverktų. Ir aš garantuotas, kad
mano laidotuvėse bus linksma, nes gros juokingą muziką ir ant stalo paliksiu vien čili pipirus, kad jūs po mano šerminių dar ilgai mane prisimintumėt. Ir ne. Ir galiausiai aš ne apie tai. Mes esame ne apie tai, nes mes esame apie nieką. Nes gyvenims yra magaryčių. Mums nieko nereikėjo daryti, kad čia šiandien atsidurtume. Tačiau kitas gyvenimu. Kad ir koks šiandien gal atrodo geras ar blogs oras. Jauskit, kai visas pasaulis eina iš proto, tau jau prieš 2 metus nuvažiavęs stogas ir dabar tai tapo tavo norma. O svarbiausia, šokit. Šokit ir dėkokit, blėt, kad jūsų mama nenurijo, nes tikrai galėjo. Ačiū. Jo mama. Gvidas, rodom taškus. 9, 9, 9, 7. Kem 3? Puiku. Ačiū Gvidai, žiūrėkit, buvo paskutinis antro raundo, tai dar 5 minutės, jeigu nori dar kažkokį sneksą, kažką, tai greitai. Ir tada jau kviesim paskutinius žvėris į sceną kovai ir išsiaiškinsim, kieno širdaplakis yra ramesnis. Ir kad neužsilauktumėm per daug, Herman. Ir pasakysiu, kas nepatenka į paskutinį raundą, tai Gvidas. Oi, čia net, Gvidas, Ramūnas, Miglė, Domantas, Ovidijus, o į finalą išėjo Akvilė, paplojam. Akvilė, Marija ir Zaizras. Tai gal 3 raundą aš irgi kažkokį tai slemuką, ne? Ir tada pradėsim. Tikiuosi, jeigu užmiršiu, tai nesužinosit gal. Kažkaip taip ten būdavo. Kiek nelaimių turi nenutikti, kad suprastum. Naktį visos katės juodos. Ir iš vis, ko čia bastais naktį? Ai, krosą bėgioji, o nafik. Nes visą gyvenimą tau sako, kovok su savo svoriu, kovok su priešu, su draugu, su mūsų problemom, kad galėtum pasakyti, atėjau, pamačiau. Maladėts, hebra, sėdi čilina, į snukį tik dutę pasiūlė, nes tūso tema laukiniai 90-ieji, tokie laukiniai, kad net viduj leidžia rūkyti, laukia kapotis, 15-mečiams gert. Socialinio mentaliteto evoliucija nepaklausto, kas tos 15-mečius pakvietė į žvejybą, žuvies ir taip trūksta, kalnai, kalvoti, pakalinės nuplikė, tik kelios pušelės apykreivės likę, net menininkai priversti vokti svetimas eilutes. Nuo klozeto bakelio, nuo rakto, nuo veidrodėlio, kaip kokiam Holivude. Taip ir čia prie Ruso buvo geriau, geriems vyrams, geroj giriui, gera gira, gerai gerti, geriant girtis, kieno didesnis bibys. Pagal apsižvalgai, aplink vieni veganai šoka detoksikacinį šokį, grodami nesuderinais nervais. Nusispjaučiau nuo žemės krašto, jei burna nedžiūtų nuo žinių troškimo. Todėl 4 ryto vis pariniai ieškau vakcinos nuo tatuiruotų antakių, pripūstų papų ir silikoninių lūpų. Ir jei tik galėčiau, pasididinčiau birką ir naudočiau kaip skalpelį arba beisbolo lazdą. 2 geriausi įrankiai smegenų operacijai. Ačiū. Ir kadangi yra damoms pirmenybė, tai Zaizras į sceną. Pirmas staliukas. Pica. 41 staliukas. Aritmijos dešra. 31 staliukas. Dešra.
Mes persiritome per kalną, per lapus šiukšdančius rėžėmės, aplinkos garsas užgožė mūsų akmenį, mūsų kepenis persunkė sūris, kaip žemaitės kara sugiedojo, nieks nesuprato, lietuvis pasakė, undergroundininkas, under graudų, under mat tvojų, under ribut, under pizdų, under valy, under down, under šach, under mat, under kiri, o kiras toks paukštis. Jis skrenda su keltu, kai keliesi į Nidą, tupiant rankos. Kiras toks paukštis, jis yra įkyrus prie dyzelio, prie motoro, įkyrus turbo dyzelis. Kiras toks paukštis, pravardžiuodamas žuvėdrą, nerėkia, nepyksta jis ant savų, tik kartais iš susijaudinimo apšika petį, kuris nusmauktas liūdija, kiras, kad meilė tokia trapi, kaip servetėlė, drėgna, kaip ir turi būti. Iš to drėgnumo net reikia, nes kiras yra toks paukštis, yra ir visi žino, koks įkyrus yra kiras. Ačiū. Zaizras. 9, 8. 9, 8 ir 8. Yra. Prie komisija, kaip komisijai priklauso, prie stalo. Dar su komanda papildoma. Tai mes turim Kem 2 Zaizrui paplojam ir Akvilę. Taip. Angliakalbiams šūdas atrodo geras ir šūdas gali nutikti, kaip nutinka visas gyvenimas, užklumpa netikėčiausiose vietose ir priverčia abejoti savimi. Ar spėsi, ar esi geras žmogus, kodėl net suvirškintas maistas nenori tavo kompanijoje užsilaikyti ilgiau. Anksčiau ar vėliau mes išsituštinam, šūdas nutinka, o mes einam toliau. Shit happened. Akvilė, palaukit, taškiukus. 10. 9. Nematau ten. 8. 7. Jūs viskas surinkot? Kem 2. 2 ir Marija. Teik. Nu, labai įdomus šio kontekstas finalininkų. Šūdas tikrai. Mylėti. Vaikščioti po žemę, kurioje dar tik sutiksime žmonės, kuriuos mylėsime. Kai kas sako, kad šis jausmas apima žinojimą, kiek šaukštelių cukraus dėti į kavą prieš atnešant į lovą. O kas jei suklysi? O kas jei iš vis tavo patalo seniai nelietė įkaitęs kūnas ir esi įsimylėjęs savo katę? Nusprendė laikyti savęs apsaugojimą celibato, nes taip pat yra visos saviugdos knygos. Psichologai, psichoterapeutai, Indijos religiniai tekstai, asmeniniai augimo treneriai ir coachingo guru. Visi vienbalsių rėkia. Geriau išsiplėšk vidurius, bet nedalink savęs kitiems, iki kol tavo pačio puodelis nebus linai pilnas. Kaip galiu save mylėti? Absurdas. Kitas šalia manęs yra betarpiškai nuostabus kūrinys, todėl krisiu jam po kojomis ir tapsiu vergu, nes baimė. Ne vanduo užpildo kūną, o baimė būti pamestam. Baimė būti netobulų kito akise. Bet kas gali būti beprotiškiau, nei būti pamestam paties savęs? Kas gali būti beprotiškiau, jei matydama savo atvaizdą nusivalai šlapius skruostus, idant to jos padabintų šypseną? Mylėti.
Sirgti psichinę ligą, kuri atneša susižavėjimo savimi jausmą. Mylėti. Paklausti savęs, kaip tu šiandien laikaisi. Mylėti. Nerimoti prie Messenger programėlės, belaukiant atsakymo, tu man patinki. Mylėti. Nedalinti savęs įsivaizduojant, kad esi tik pusė obuolio skiltelės, nes tu esi nedalomas. Tu esi pilnas sveikas obuolys su savo iškilimais ir aukšlelėmis, kurios yra pačios tobuliausios. Mylėti. Priimti komplimentus atvira širdimi, nes niekas tau nelinki blogo. Patikėk, specialiai žmonės kenkia tik patys savo. Mylėti. Dievinti, ant rankų nešioti, sako lietuvių kalbos žodynas. Mylėti. Neplakti savęs už klaidas, nes tai padarys kiti, net nebejok tuo. Mylėti. Parašyti meilės laišką savo ir įmetus į pašto dėžutę, netikėtai rasti, nes tik tu turi būti didžiausias savo gerbėjas. Mylėti. Dalintis jau sklidinų puodelių jausmų, žinant, kad jis neištuštės. Mylėti. Pasakyti savo ačiū, kad esi. Mylėti. Žinoti, kad žemėje dar net negimė žmonės, kuriuos mylėsime. Ačiū. Marija. Ir čia. Ir 9. Čia. 10, 9, 9 ir 8. Ok, gerai. Tuoj, sekundėlė. Ir taip, tai yra tas toks dalykas, žinokit. Dabar liko 2 slemeriai, kurie turi po kem 2 taškus vienodai, nes bendro nebeskaičiuojam. Tai ar tu Zaizras ir Akvilė turi po vienodai taškų, tai dar po tekstuką? Po tekstuką. Po tekstuką. Akvilė. Tekstuką? Gerai. Varyk. Mūsų miegą saugo sirenos, skambančios mums nepriklausančiose miestuose. Mūsų troškimus kuria žmonės, kurių vardų skrolindami net nespėjom įsidėmėti. 21 amžiaus vaizduotė tai tik supistas montažas daiktų, kurie niekada nebuvo ir negalėjo būti mūsų. Bet štai yra saulė, yra durų kilimėlio numindžiotas komfortas, kurį galime išmesti. Po ilgo laiko nustoja mylėti su savo šešėliais, nustoja keikti savo kraują, nustoja vengti draugo akių. Po ilgo laiko jausmas užpildo sustingusi kūną. Nejučia ištari. Šiandien geriau. Ir kolega. Pabūk čia atsipėti, pabūk, pasidėk skaičiukus, pažiūrim. 9, 9, 8, 9 ir čia 8. Kem 3? Gerai. Brokas, visur brokas. Tai slemas ir yra. Ar gyvenimas yra techninis brokas? Lysviai burokų. Aš turiu daug juostų, aš turiu daug juoko. Kiekvienam kadre, kiekvienoj lysviai gyvenimo burokas. Ir daug juoko. Aš turiu daug juostų. Aš turiu juoko. Juosto, juoko, juostų, juoko, juostų, juoko, juostų. Atvažiuoja Joko Ono į kultūros sostinę Kauną. Ar jį lips Kauko laiptais? Toks klausimas. Zaizras. Kauko laiptai yra tekę lipti, jo. Taškiukai.
Gerai, 8, 9, 1? Ne, 8, 8 ir Juozas. Nežinau. Ne, dar vieną tekstą duoju. Pakeiskit, prašau, Juozą, kas nors. 9. Kem 2? Kem 2? Tai merginos sveikinu ir pačią žinot, ką reikia daryti, ateikit čia. Pačią žinot, ką reikia daryti. Labai gerai. Tai žiūrėkit, jo, islame yra toks dalykas. Kad už ką daugiau, kas labiau patinka, už tą iššauk. Aš parodysiu į vieną, jūs ten užsimerkit. Parodysiu į vieną, jūs šauksit. Labai gerai. Nukreipsiu mikrofoną į vieną iš dalyvių ir jūs šauksit. Nukreipsiu į kitą dalyvį. Hebrytė, pasistengkit. Čia man reikia, kad jausčiau kažkiek skirtumą. Tai gerai. Dabar už šitą dalyvį. Ir už kitą. Supratau. Ačiū labai. Ir merginos. Atsisukit. Galit. Tai Slemą nugalėjo. Širdaplakio Slemą nugalėjo ir namo parsiveža vėliavą. Knygą. Kažkokį maišiuką dar merkinės vargonų. Maikutę. Ir gerą nuotaiką, tai Akvilė. Sveikinam tave ir maišiuk va ten yra padėtas. Algimantai, paimkite, prašau. Taip. Ir va, tau, Akvilė, tau gėlės ir Algimantai ceremonija. Ačiū labai. Ačiū visiems, kas atėjot, kad išbuvot. Aritmija dar nesibaigė ir Algis dar paskutinė ceremonija. Dar Algis Fedėjevas po visko, turiu omeny, kad fotografavimo ceremonija.